Nu va, pažiūrėsim, kokios kainos yra vidutiniai Kanados parduotuviai. Ne pati pigiausia, bet jinai viena pigesnių yra. Taip, galim pažiūrėti vaisių kainos. 8,9 centai, bet viskas čia yra už 400 gramų. Visos kainos bus. Vynuogės $5, kilogramas 11. Apelsinai. Ir žodžiu šičia atrodo kriaušės 2,49. Visos kainos čia yra per pound. Tai pound yra 400 gramų kažkur. Obuoliai. Atrodytų kaip ir nieko, bet jeigu kilogramas jau $5. Skirtingų rūšių obuoliai. Šampinjonai. Biškai pigesni. Nu ką pigesni? 4,9 kainuoja 400 gramų. Apelsinų maišelis $6. Štai šitas. Čia koks kilogramas? Kiek čia rašo 5 LB, tai 2 kilogramai. Tai apelsinam tai yra tikrai nedaug. Svogūnai. Tai kainuoja kaip normaliai. Avokadų kaina kosminė $6, kainuoja turbūt kokie 2 avokadai $6. Pomidorai, agurkai kainuoja $1,09. Čia yra irgi už 400 gramų. Bananų kainos. Va kas čia yra pigu, tai yra bananai pigus, 8,9 centai kainuoja 400 gramų, tai kokie 3 bananai arba 2. Agurkai $2 vienas vienetas, va šito agurkas $2 kainuoja. Morkytės, bulvės po $1 400 gramų ir didesnių. Čia pavyzdžiui sweet potatoes $8 400 gramų, tai kosminė kaina. Kitos rūšies sweet potatoes jau biškai pigesnė. Šitas bulvių maišelis kainuoja $6 ir čia yra 4,5 kilogramų. Tai $6. Tai kokia 5 eurai bulvės kainuoja maišelis. Kitos kainos, pavyzdžiui, pabandysiu surasti ką nors, ką mes naudojam kasdien Lietuvoje ir ką mes čia perkame. Pavyzdžiui, sūris. Šedaro sūris. Šiaip sūris nėra labai brangus. $7, $13. Šito sūrio gabalėlis. Mes šitą sūrį Lietuvoje perkam, nes fokusuoja ir jis kainuoja $8,71 centas 200 gramų šito sūrio. Kitas dalykas, pavyzdžiui, šitas sūris labai populiarus, aš dabar neatsimenu, man atrodo, mes Lietuvoje pirkdom. Tai pavyzdžiui, šito sūrio dėželė, 25 gabaliukai, maža dėželė, kainuoja $5,9. Toliau pažiūrėsim, ką nors dar. Pavyzdžiui, batonas. Paprastas, pavyzdžiui, batonas $3 kainuoja pjaustytas toks batonas. Taigi, matot, kainos nėra pigiausios. Batoną gali rasti ir už $5 ir už $6 ir vos ne už $10. Lašiša. Čia, kaip sako, labai populiari ir visa kita. Tai lašiša kainuoja kilogramas $33 šitos lašišos. Žalia lašiša su kaulu ir skūra $5 nes eurė nuolaida. Ir yra kažkokiu filė lašišų $13, bet čia yra pusę kilogramo. Jau 400 gramų. Čia kartais gali rasti pigesnio batono, kainuoja $2,6 toksai. Mėsos skyrius. Kas yra aktualiausia mums, tai mes dažniausiai perkam vištieną. Ir pavyzdžiui, vištienos krūtinėlė. Čia yra 500 gramų. 500 gramų vištienos krūtinėlės kainuoja $11,47. Nu, kaina yra gana didelė. Būna kartais specials. Tai čia yra šlaunelių mėsa be kaulo. Ir jos kaina yra $14,29 už kilogramą 200 gramų. Toliau pažiūrėkime, kiek kainuoja,
pavyzdžiui, kiaulienos nugarinė čia tikriausiai yra. Jo, tai kiaulienos nugarinės kaina yra 700 gramų, kainuoja 8,30. Malta, pavyzdžiui, čia yra jautiena. Maltos jautienos kainuoja 300 gramų, $3, žodžiu, kažkur tai vidurkis. Yra dar viena parduotuvė, kuri yra pigesnė. Pavyzdžiui, šičia yra jautienos kepsneliai supjaustyti, tai 207 gramų, beveik $6. Toliau, ką mes dar naudojame Lietuvoje, kad palyginti kainas, dabar galvoju, dešrelės, pavyzdžiui. Mes kartais perkam, net nematau dabar čia tų dešrelių šitas, tai kelios dešrelės, 375 gramai, kainuoja 2 pakeliai dabar $10. Tai maždaug tiek. Yra, aišku, pigesnių, brangesnių, iš kasdienių, bet yra dalykų, kurie tikrai, manau, aš neatsimenu kainų Lietuvoje, bet manau, kad čia yra pigiau. Pavyzdžiui, nutelos kilogramas kainuoja $10. Tai manau, kaina riešutų svestelis, pavyzdžiui, tuoj parodysiu. Šičia, pavyzdžiui, yra 2 kilogramai riešutų sviesto, kainuoja $7. Ir jis dar visai neblogas, toks sakyčiau. Yra, aišku, ir mažesnių indelių. 6,9 kainuoja už 500 gramų. Čia gana pigus yra sausi pusryčiai. Tai pavyzdžiui, va tie jau tokie turbūt, kiek atsimenu, Lietuvoj patys brangiausi. Čia ta dėžė 500 gramų kainuoja 5,9. Mūsų mėgstamiausi konfliksai. Kartais būna žiauriai gerų akcijų, dabar kainuoja 5,29, 700 gramų dėžė, bet kartais būna akcijų, aš tą pačią kainą galiu nupirkti kilogramai, net daugiau jumbo pak vadinasi. Sausainiai labai pigus. 2 pakeliai, $5, va tokių sausainių po 300 gramų, bet jie žiauriai skanus yra. Toliau, ką dar galima palyginti, pavyzdžiui, kava, ar ne? Čia yra sveriamos kavos, bet to surasti, pavyzdžiui, čia net vakas yra fainai, gali Starbuckso kavos nusipirkti. Ir jinai kainuoja su akcija $9. Nescafe. Man atrodo, šitos yra pas mus labai populiarios, daug kas perka. Tai dabar yra akcija 4,9, 107 gramų, va toks Nescafe. Tai dar visai kaina, sakyčiau, normali. Starbuckso kava. Kainuoja $11 pakeliai, tie po 300 gramų. Tai kaina tikrai nėra didelė, gal kaip už kavą. Dar galim parodyti, sojų pienas. Aš ypatingai mėgstu, bet čia jie neturi Alpro sojų pienų, turi tik Silk, bet kaina yra normali, sakyčiau, tokia. 2 pakeliai už $3 almond sojų pieno, migdolų pieno. Toliau dar yra, tai vat, bet dabar net nematau rice, vanila, net čia nėra iš tikrųjų sojų pieno šitoj lentynoj. Tik tai migdolų, kokonut, pavyzdžiui, kokonut pienas, tai kokosų pienas kainuoja $3 tas. Ai, čia net tipo litras, litras. Tai va, sausainiai tai žiauriai pigus iš tikrųjų. Pavyzdžiui, tie su saldainiukai žiauriai skanus, kainuoja $5 ir čia pastoviai $5 kainuoja, pastoviai akcijos arba didelis pakas, 4 kainuoja. Tai 0,5 kilogramo pakelis sausainių, jie tikrai labai skanus. Kas liečia sausainių. Oreo sausainiai žiauriai pigus iš tikrųjų. 4,39 kainuoja 500 gramų Oreo sausainių 4,39. Ir kartais dar būna pigiau, nes 2 pakeliai vos ne už tą pačią kainą. Šaldyti gaminiai, bet čia yra tokie labai nepopuliarūs, mes niekada jų neperkam, bet net yra, matau, šaldytos mėsos kažkokia akcija. Prime ribs kažkokia, tai nežinau, kas čia tokia skaitosi. Čipsai. 3 pakeliai už $9. Tie jau tokie party bagai su... Nu, žodžiu, čia ir belekokio dydžio, tai nežinau, tai pažiūrėsiu.
Va tokio dydžio, nu čia žmogaus dydžio pakelis family packas. Tik nematau, kiek čia, 205 gramai. Tai va tokie 3 maišai kainuoja $9. Tai sakyčiau, kaina žiauriai pigi, kaip už čipsus, bet mes jų niekada neperkam, tai neteko mum. Pasidžiauk Monsterį, pavyzdžiui, nežinau, kiek jie kainuoja Lietuvoje, nes niekada neteko pirkti. Bet čia dažniausiai už $5 reguliarūs buteliukai. Čia žiauriai visokių spalvų jų yra, tokių gražių, žinai, jie tikrai žiauriai gražūs. Kas čia yra keista, nu man, pavyzdžiui, žiauriai patiko, nu toks, kad jau sproginti tie popkornai yra va tokios maišeliuose. Ne kažkur, bet jau sproginti. Tai šiaip Lietuvoje, kiek žinau, tai nėra populiaru. Tai jeigu neklystu, tai pirmą kartą, pavyzdžiui, pienas. Pienas, nu, pavyzdžiui, paprastas pienas. Čia labai populiaru pirkti tais pekais, tai man primena šiti pakeliai, iš tikrųjų tą primena tą serialą Shameless, žiauriai. Tai va, pienas 2%, čia jo yra, o dieve, koks sunkus, bet belekiek, žodžiu. Nu, ne belekiek, to aš pasakysiu, kiek iš tikrųjų yra. Čia blemba, pavyzdžiui, kas keista, ten pačių kainų tai nerašo nieko, kiek yra, bet čia man atrodo 2,5 litro, jeigu aš neklystu. Ai, ne, 4 litrai. 4 litrai pieno, 4,80 kainuoja. Tai žiauriai gera kaina, šiaip kaip už pieno. Limonadai tai čia žiauriai pigus, kainuoja po kelis $, didžiausi pakai limonadų. Čia yra 12 kiaušinių, $3. 10 kiaušinių, 12 kiaušinių 2,10 net yra ir už 6 3,9, tai kainos labai nevienodos, čia yra didelis 18 kiaušinių pakelis $5. Normalaus dydžio kaini tie kiaušiniai yra, pavyzdžiui, kaimiški kažkokie $7. Nu, tai kaip ir pas mus galima už visokias kainas ras, bet šiaip kaina vyrauja taip nuo 2,10 gali nusipirkti iki $3. Sviestas. Sviesto va toks pakelis, čia yra 454 gramai. Nerašo nei riebumo, jie čia nieko, bet sviesto pakelis apie $7, 6,79. Tai va, yra visokio, yra pigesnis biški ir čia kas yra keista, va, yra net už $4, tas tokie kaip pas mus Optima linija būna, tai čia no-name tokia yra. Tai irgi va, tokie dideli pakeliai, tie kainuoja, dabar galvoju, ką mes sūris, visas šmotas 700 gramų, kainuoja 8,79, dabar akcija jiems yra. Va šitie sūreliai, kur aš anksčiau labai mėgdavau ant sumuštinių dėti, 500 gramų, nesufokusuoja, ir kainuoja $4, bet čia dalė kiek, yra 24 lapeliai. Daržovės šaldytos, kas yra, aš labai dažnai perku šaldytas daržovės iš tikrųjų, ir kainuoja 2 pakeliai, čia jeigu neklystu, po 705 gramų, $6 2 va tie pakeliai. Tai šiaip gera kaina iš tikrųjų. Nu, ne, didelis pakelis, beveik 2 kg, kilogramas $708 kainuoja. Kartais mes perkam šitas irgi nauniai. $5 kainuoja 2 kg. Tai kaina tikrai labai priimtina ir prieinama. Aktyvios jogurtukai dabar, o matau, akcija yra. Ir akcija tikrai yra gera. Dideli indeliai, 605 gramų, kainuoja $10, 3 tokie indeliai, gali maišyti skonius. Graikiškas jogurtas yra be proto brangus, 4,9 kainuoja mažiukas, 500 gramų indelis. Tai, nu, iš tikrųjų, jie brangus yra. Bent jau man taip atrodo, nes visi tie graikiški jogurtai apie $5 tie vidutiniai indeliai tokie. Ledų tai kokiu tik nori, čia yra tokiais kibirais. Čia 4 litrai tam kibirė yra ir tas 4 litrų kibiras kainuoja 6,9. Bet čia viskas yra dar be mokesčių, tai dar kasoida skaičiuoja 12% mokesčių. Po $7 porcijom ledai, 4 porcijos po 100 ml. Ir čia yra visai tokių visokių įdomių ledų. Pavyzdžiui, Oreo sausainių ledai, $5 dėželė, 4 po 125 ml. Häagen-Dazs, šilimo mėgstamiausi ledai yra. Žiauriai skanus ir jie yra gana brangus iš tikrųjų, nes
Kartais būna žiauriai gerų akcijų, o ten kiti mano Haisentas būdelėse mėgstamiausias. Tai va. Tai nežinau, ką dar parodyt galėčiau. Šokoladas, saldainių gal skirelį. Tai šiaip pat šokoladas dabar yra akcija 2,7 šitas. Šitą labai mėgstu, 7% ir 8,5 mano mėgstamiausias yra, kuris net kai šalta net netirpsta. Aš vis prisimenu tokią istoriją, kai mano draugė tą šokoladą žiemą įsidėjo į kišenį ir įsirado parėjus ir viskas buvo gerai. Visokius končiamus, kas yra fainai, tai yra tie prieskoniniai popkornų, kurių mes taip niekada ir neparagavom, bet gal kada nors. Limonadai, tai belė kokia pigus iš tikrųjų, pavyzdžiui, visą dėžę va tokią, 12 skardinių dėžė kolos, kainuoja $10, 2 dėžės tokios. Tai ta dėžė gana didelė, va tokios 2 dėžės, $10. Arba Diet Coke, lygiai taip pat. Sprite Zero irgi 2 tokios didžiausios dėžės kainuoja $12. Bambaliais tais tokiais 4 šitai kainuoja $5. Tai čia vat, kas yra žiauriai pigu, tai visi tos nesąmonės gėrimai. Va čia skardinės setas 2 už 10, tai 2 pakuotės už $10. Tai aš skaitau, kad yra labai pigu. Čia dar čipsų skirelis Pringlesų, tai kokį tik nori. Visokių rūšių. Beveik tiek, kiek tik nori, vienu žodžiu. Net yra leistai tokie kaip Pringlesų padaryti, teko ragauti. Tai vat, švepsas. Visą pasakius, niekad jo nepastebėjau, bet irgi 4 už 5. Tai, tiesiog pigu, tikrai yra pigu už gėrimus. Čia vat, kas pigu, tai nesveikas maistas. Mėsos kainos didelės ir daržovių be proto didelės kainos. Tai tiek šiandien iš maisto parduotuvės. Ir nebent konservų kokių, bet šiaip tai nepopuliaru, turbūt nieks nevalgo tų konservų, tik tai nebent keliaujant gal, žodžiu, bet... Tai va, tokie dalykai. Ir užbaigsiu savo video su šampanu nealkoholiniu, nes šičia, kas yra įdomu, yra atskirta maisto parduotuvės nuo alkoholio parduotuvių. Čia va, pavyzdžiui, irgi kas be proto brangu. Tai tie ryžių trapučiai, dabar jiems matau, tai 105 gramų tų ryžių trapučių kainuoja $2, bet kartais būna gerų akcijų, bet jie visą laiką tie su akcijom būna su prieskoniais visokiais ir panašiai, tai jie turi daugiau kalorijų, tai būna 3 už 6, tai irgi po $2 iš tikrųjų, arba po 2,29, tai žiauriai šiai brangu, nes kiek atsimenu, tai Lietuvoj ten vos ne 5 centų kainuodavo. Dar per akciją plius, o čia $2 dar plius mokesčiai dasideda. Šitus aš labai mėgstu ryžių tokius trapučius 2 už $3, bet jie yra labai nesveiki ir čia yra tik 100 gramų. Tai vat, ryžiai. Ryžiai nėra brangus, nes būna 8 kg maišas, kainuoja 18,39. Tokie mažesni maišeliai 2 kg, $4. Šiaip kruopos nėra labai brangios, nors žiūrint kurio, žinai. Tai va, tokios naujienos iš parduotuvės. Pupelių kaina 2,79. Tai va. Tokios naujienos iš parduotuvės ir aš šiandien savo video baigsiu parduotuvėje ir net nerodysiu, kaip šiandien atrodo koncertai neįdomu. Tai va. Tai viskas tiek šitame video. Ir čiau.